Susitaupė darbo sąnaudos, susitaupė kuras, dirvožemis keičiasi į geresnę pusę, nes atsiranda humuso daugiau, turim gyvybės daugiau žemėj. Stengiamės irgi ir tų šiaudų neišvežti labai iš lauko, organikos kiek įmanoma, tarpiniai dabar irgi pasėliai. Planas yra grubiai apie 150 hektarų vien tarpinių pasisėti. Kuo mažiau tą žemę judinti, ieškoti naujovių, inovacijų. Yra laukų, kurie dirbtų tik tai nuo raginių, tai šiai dienai laukai gražiau atrodo. Ir kaimynas sakė, jis prieš 3 metus perėjo prie diskinio skutimo. Tai sakė, pas jį laukai gražiau atrodo, kada nenaudoja plūgų. Būdavo kai kurie laukai, 2 metus sėdavom kviečius, po kviečių, tada būdavo koks kvietrugis, surgys, į asortimentą įeis vasariniai kviečiai, žirnio sėsim biškį daugiau. Reikia ir sėjomainą gerai susidėlioti, reikia tarpinius įdėti, nes tie tarpiniai daug padaro. Mes prieš savaitę turėjom, atrodo, daug kritulių, 54 mm. Stovi ant tos žemės ir nejauti, kad čia tiek buvo. Visko yra buvę, kviečių yra išguldyta ir rapsų daug buvo išdaužyta. Ūkininkavimas tai yra loterija. Nusipirksi trąšas brangiai, parduosi grūdus pigiai, kaip saka, nepaėjus kortą. Ir klimatas labai keičiasi, nes anksčiau būdavo balandžio mėnesį dar turėdavom sniego, dabar ateina toks laikas, kad to sniego nelieka. Buvau vienas iš pirmųjų. Su anglies kreditais skaičiuokim taip pat, jeigu iš kokių 200 hektarų sukauptum kreditus, jau tu gali papildomą tą patį padargą nusipirkti. Iš dalies ir jie kreipiasi, bet ir aš ir pats domiuosi. Matai, žemės ūkis čia ne tas darbo pobūdis, kad jisai stovėtų vietoj, kasmet vis naujovės.